Sveiki. Vakar ką tik tais baigėme vieną stovyklą vaikams, vieną iš daugelių šiais metais. Ir kažkaip tai šią savaitę pagalvojau, kad prieš beveik 25 metus mes su savo draugais, su keletą iš savo draugų, vieno tokio jaunimo susitikimo metu meldėmės, kaip tik galvodami apie tai, ką mes norime daryti, kaip mes matome savo gyvenimą ateityje, kuo mes norime užsiimti. Mes kalbėjome apie tai, kad jaučiame didelį paraginimą tarnauti jaunimui, užsiimti veiklą su jaunimu. Ir kažkaip šią savaitę prisiminiau, kad, žiūrėk, Dievas ir išpildė. Ir Dievas ir išpildė šitą mūsų maldą. Ir šiandien kaip tik noriu pakalbėti apie Mozę, bet ir manau, kad tas pasidalinimas apie Mozę bus labai aktualus tiems konkrečiai tikintiesiems, kurie galvoja apie tarnystę, kurie jaučia Dievo paraginimą įsitraukti į tam tikras veiklas. Bet aš manau, kad šitas pasidalinimas bus aktualus ir tiems, kurie yra kelyje, kurie dar nėra suradę galbūt krikščionybėje atsakymą į visus savo klausimus, dar savo gyvenime yra ieškantys, nes manau, kad konkrečiai Mozės patirtis, apie kurią kalbėsiu, yra universali ir gali būti pritaikyta, nesvarbu, kuriame savo tikėjimo kelionės etape jūs esate. Gerai, aš esu Mindaugas, prisistatysiu iš karto. Jūs klausotės, turbūt jūs supratote, tinklalaidės arba įsijungėte kanalą Šventas laikas. Tai tikiuosi jūs rasite ir daugiau čia turinio, kuris jums patinka, o šiandien aš noriu pakalbėti apie Mozę, kuris Naujajame testamente yra minimas kartu su kitais, pavadinkime taip, žmonėmis, kurių tikėjimas yra sektinas pavyzdys. Tai yra Abraomas, tai ir Samuelis, ir Dovydas, ir aišku, Mozė. Ir Mozės gyvenimą galima būtų padalinti į tokius tris etapus. Pirmasis etapas yra, Mozė iš tikrųjų gimė tuo metu žydų tautoje. Žydų tauta dar nebuvo susiformavusi iki galo. Tai buvo tik tais genčių tokia laisva sąjunga gyvenanti Egipte. Laikui bėgant, Egipto faraonas ėmė išnaudoti juos ir Mozė gimė tuo metu, kada faraonas labai pergyveno, kad auganti svetima tauta jo šalyje gali tiesiog pereiti į priešų pusę ir galų gale Egiptas nebebus daugiau egiptiečiams, nebebus daugiau egiptiečių valstybė, karalystė. Ir jisai nusprendė sumažinti jų gyventojų skaičių, pirmiausia, bandydamas nužudyti kūdikius. Ir Mozė buvo stebuklingai išgelbėtas, jį motina įdėjo į pintinę ir paleido Nilo upę. Ir apvaizdos dėka šitas kūdikis buvo išgelbėtas ir faraono duktė jį įsivaikino. Ir ateinančius 40 metų Mozė tiesiog augo kaip, faraono sūnus, tai pavadinkime, faraono rūmuose ir gavo visą tai, ką geriausia gali gauti faraono aplinkoje esantis vyriškis. Po 40 metų, toksai, sakykime, etapas ar ne, Mozė žinojo, kas yra, jisai žinojo, ką išgyvena jo tautiečiai. Ir Išėjimo knygos 2 skyriuje yra rašoma, kad vieną dieną Mozė, kai buvo užaugęs, jisai nuėjo pas savo giminės, tai yra žydus. Stebėdamas jų lažo darbus, jis pamatė vieną egiptietį mušantį hebrają, vieną iš jo giminių. Apsidairęs aplinkui ir nieko arti nematydamas, Mozė egiptietį užmušė ir paslėpė smėlyje. Kai jis vėl nuėjo kitą dieną, žiūri, mušasi 2 hebrajai. Kodėl muši savo bičiulį hebrajai, paklausė kaltąjį. O šis atkirto, kasgi padarė tave mūsų didžiūnų ir teisėjų, be nenori ir mane užmušti, kaip tu užmušiai aną egiptietį. Mozė išsigando ir galvojo, aišku, tas dalykas jau yra žinomas. Kai faraonas apie tai išgirdo, jis stengiasi Mozę nužudyti, todėl Mozė nuo faraono pabėgo. Išėjimo knyga 2 skyrius 11-15 eilutės. Čia mes matome Mozę lyg ir bandantį,
neoficialiai tapti savo tautos teisėjų, kažkokiu tai lyderiu dar negali pavadinti, bet jam rūpi jo tautiečiai, jisai bandė išspręsti tokį mikrokonfliktą tarp dviejų tautiečių, pirmiausia, tarp egiptiečių ir vieno iš jų tautiečių, bet jisai pasinaudojo gale, pasinaudojo jėga, užmušė egiptietę. Ir galų gale jo toksai bandymas kažkaip tai daryti įtaką aplinkai, daryti įtaką situacijai, susidūrė su visišku fiasko, jisai buvo priverstas pabėgti. Ir ateinančius 40 metų, sakykime taip, jisai praleido tremtyje. Na, negali sakyti tremtyje, jisai pabėgo į Midianą, ten susirado žmoną, turtingą uošvę. Ir 40 metų jisai gyveno ten kartu su savo šeima, nieko per daug neplanuodamas. Po 40 metų jau sekančiame skyriuje mes jį sutinkame, Išėjimo knygos 3 skyriuje mes jį sutinkame ganantį savo uošvio, Midiano kunigo Jetro, jo vardas buvo Jetras, avis. Galima būtų pasakyti, kad Mozę Dievas sutinka besirūpinantį savo uošvio, na taip, populiariai pavadinus pensijiniu fondu. Nes visas tas turtas, ypatingai tuometinėje kultūroje arba toje situacijoje, avys, bandos, gyvuliai, gyvūnai, tai buvo garantija senatvei. Ir Mozė rūpinosi tais pensijiniais fondais savo uošvio ir žinoma savo paties gerovę. Ir Dievas jį sutinka degančiame krūme. Tas vaizdinys, ryškus pačiam paties Biblijos pasakojime. Mozė prieina prie krūmo, kuris dega, tuometinėje aplinkoje degantys krūmai nebuvo kažkas tai ypatingo, bet kad jis nesudegė, tai patraukė Mozės dėmesį, jis priejo arčiau ir pasigirdo Dievo balsas, kviečiantis jį palikti savo seną gyvenimą, savo kaip ganytojo, kaip to, kuris rūpinasi avimis gyvenimą, kuris rūpinasi pensijiniais fondais gyvenimą, ir eiti į Egiptą, išvesti žydų tautos iš vergijos, nes Dievas sako, jų šauksmas, pagalbos šauksmas pasiekė mano ausis. Dievas sako, aš mačiau savo tautos kančią Egipte, girdėjau jų skundo šauksmus apie savo engėjus. Iš tikrųjų gerai žinau, ką jie kenčia, ir todėl nužengiau iš dangaus jų išgelbėti iš egiptiečių rankų ir nuvesti juos į kraštą, iš šio krašto į kraštą gerą, erdvų, kraštą tekantį pienu ir medumi. Aš siųsiu tave, Dievas sako pas faraoną, kad išvestų mano tautą izraeliečius iš Egipto. Ir išgirdęs šitos žodžius, Mozė iš karto sako Dievui, kas aš toks, kad galėčiau eiti pas faraoną ir net išveščiau izraeliečius iš Egipto. Čia prasideda Mozės diskusija su Dievu. Ir jis ne vienintelis, kuris diskutavo, kuris turėjo klausimų Dievui apie šiuo atveju, jo konkrečiu atveju jisai turėjo klausimų, bet mes žinome, kad ir pranašai, ir Abraomas, yra užrašytas Abraomo tas įsimintinas pokalbis, kai Dievas ėjo sunaikinti Sodomos ir Gomoros. Dievas nėra tas, kuris vengia klausimų, kuris nepatogių klausimų vengia, arba jeigu žmonės, su kuriais jis bendrauja, nesupranta kažko, tai mes galime nebijoti ir galime tikėtis, kad Dievas mūsų klausimų neatmes. Ir pirmas klausimas, kurį Mozė užduoda, kas aš toks, kad aš galėčiau eiti pas faraoną. Ir nors ir galima tikėtis šitų klausimų iš kūrinio kūrėjui, iš tikrųjų laikui bėgant ima matytis, kad Mozės klausimai turi kažkokią potekstę, turi kažkokį tai prieskonį. Mozė lyg ir nelabai nori, jisai turi tą tokį susikūrę savo jaukų, patogų gyvenimą ir Dievo kvietimas jį išmuša iš tos idilės, kurioje jisai jau gyvena su savo šeima, su jam pažįstama aplinka. Ir jisai sako, kas aš toks, kad galėčiau dabar eiti ir kalbėti su faraonu.
Jo labiau mes jau skaitėme prieš tai, Mozė lyg ir bandė kažką tai daryti žydų tautoje, atstatyti teisingumą, kovoti prieš engėjus. Ir dabar po 40 metų jam jau buvo faraono aplinka, rūmai, kuriuose jis kažkada tai buvo ir vaikščiojo, jam yra svetimi. Ir jisai sako, tai kas aš toks, kad aš galėčiau eiti. Matome, kad Mozė ima abejoti pats savimi. Čia toksai kaip tapatybės krizė, ta aplinka, kurioje jisai gyvena dabar, jam yra pažįstama, patogiais, jos nenori keisti. O dabar eiti pas faraoną, jisai nemato, tikrai yra kažkas tai geresnių, kurie galėtų, kurie žino tą aplinką ir kurie neturi tos netinkamos patirties, jau bandant kažką tai daryti ir kurių, na, pavadinkime taip, moralinis gyvenimas neturi tokių suklupimų kaip Mozės. Bet Dievas sako, siūsdamas Mozę, jisai sako, kad Dievas Mozei sako, ženklas, kad aš tave siunčiu, bus tavo išpildyta misija. Aš būsiu su tavimi. Gerai, čia pats Dievas kalba, gal turėtų ir užtekti, bet Mozė turi dar vieną klausimą. Jisai sako, kai nueisiu pas žydus, pas izraeliečius ir sakysiu, jūsų protėvių Dievas atsiuntė mane pas jūs ir jie manęs klaus. Koks jo vardas, ką man atsakyti? Mozė klausė Išėjimo knygos 3 skyrius 13 eilutėje. Na gerai, čia Mozė ima abejoti apie tai koks tas yra Dievas, kuris mane siunčia. Iki šios akimirkos galima tik, manyti, kad Dievas neveikė taip tiesiogiai, Dievo apreiškimas buvo pakankamai ribotas, žmonės gyveno perduodami pasakojimus savo protėvių, pasakojimus savo vaikams. Ir tų dievų rinka, ypatingai Egipte gyvenant, buvo iš tikrųjų didžiulė. Ir Mozė užduoda tikrai tą klausimą, tai ką man pasakyti, kas tu toks, kaip man tave pristatyti. Tai jeigu pirmas Mozės klausimas, kas aš toks, tai antras klausimas, kas tu toks. Ir Dievas sako, aš esu tas, kuris esu, aš esu, kuris esu. Tu taip kalbėsi izraeliečiams, aš esu, atsiuntė mane pas jūs. Viešpats jūsų protėvių Dievas, Dievas Abraomo, Dievas Izaoko, Dievas Jokūbo, atsiuntė mane pas jūs. Šis bus mano vardas per amžius, šiuo vardu manęs šauksis visos kartos. Iš tikrųjų, čia, kada Dievas pasako, kad mano vardas yra esu, kas esu, arba aš esu, yra toksai nuostaba keliantis, nes natūraliai niekas tokiais vardais nesivadina. Bet Dievas čia atskleidžia kažką tai tokio apie save ir pirmą kartą Biblijoje Dievas yra pristatomas taip. Ir Biblijoje mūsų vertime jis yra verčiamas didžiosiomis raidėmis viešpats. Ir čia mes galime žinoti, kad yra naudojamas būtent tas vardas, kuriuo apsireiškia Mozei Dievas. Ir tai yra vardas, kuris pirmą kartą Dievas prisistato Mozei taip, kaip anksčiau jis niekam neprisistatydavo. Taigi, kai Mozė paklausė, sako, tai kas tu toks, Dievas jam duoda apreiškimą, kurio nebuvo gavęs niekas iki šiol, iki to momento. Ir Mozė atrodo, na gerai, galbūt ir užtenka, bet ne. Jisai turi trečią klausimą ir sako, o jeigu jie, tai yra žmonės, netikės manimi ir mano balso neklausys, bet sakys, viešpats tau nepasirodė. Ir tai yra pagrįsta abejonė, legitimus klausimas. Man reikia įrodymų, ta prasme, kaip man papasakoti, arba ką man parodyti žmonėms, kad sakytų, jo, iš tikrųjų, tavo pusėje buvo Dievas, su tavim kalbėjo Dievas. Ir Dievas Mozei duoda galimybės padaryti 3 stebuklus. Pirmas stebuklas, tai Dievas sako, ką turi rankoje, Mozė turėjo rankoje lazdą, sako, mesk ją žemėn ir lazda pavirto gyvate. Tada Dievas pasakė Mozei, kišk savo ranką į užantį. Jisai kišo ranką į užantį ir ta ranka pavirto, kai jisai ištraukė, jinai buvo balta nuo raupsų. Ir tada sako, vėl kišk atgal ir ją vėl ištraukė ir vėl jinai buvo sveika. Toks turėjo būti stebuklas. Ir sako, jeigu dar žmonės netikės tavimi, paimk, pasemk vandenį iš Nilo, pilk ant žemės ir jinai pavirs krauju.
Aš nežinau, kokį Dievas, jeigu mes prašytume įrodymų duotų šiandien kaip įrodymą, jog tas apreiškimas, kurį mes gavome iš Dievo, yra tikras, bet tuo metu turbūt žmonėms tai turėjo atrodyti įtikinama ir žmonėms turėjo atsakyti į klausimą, ar iš tikrųjų čia Dievas yra Mozės pusėje. Dievas Mozės prašymų leidžia, suteikia galę daryti stebuklus ir tie stebuklai turėjo būti tas įrodymas. Taigi Dievas atrodytų, Mozė vis klausia, Dievas jam vis duoda atsakymą. Bet Mozė čia dar nebaigė. Mozė tada sako, mano viešpatie, aš niekada nebuvau iškalbus. Nei praeityje, nei dabar, kai tu prakalbinai savo tarną. Aš esu lėtas praverti burną ir mano liežuvis nerangus. Išėjimo knyga, 4 skyrius, 10 eilutė. Čia Mozė sako, kad šiaip iš tikrųjų, jeigu tu mane kvieti į šitą misiją, jinai bus paremta kalbėjimu. O kalbėjimas yra man iššūkis. Dėstyti mintis man yra sunku. Mano liežuvis, mano burna yra lėta, kieta. Ta prasme, man žodžiai nesilieja. Aš nesu tas, kuris neieškau žodžių kišenėje. Bus problemų, gal tu turi kitą variantą vietoj manęs. Ir Dievas sako, iš tikrųjų, aš būsiu su tavo burna. Dievas sako, nesirūpink, aš tave pamokysiu, ką tu turi sakyti. Čia Dievas vėl skatina arba žadina Mozėje tikėjimą, kad iš tikrųjų Dievas pasirūpins, tau nereikia visko iki galo žinoti. Jeigu Dievas veda, jisai nepaveda, jeigu Dievas kviečia, jisai pasirūpina. Ir galbūt čia ir užtektų tų visų klausimų. Dievas ir atsakė visus tos klausimus, bet Mozė dar galų gale ištraukė iš užanties vieną klausimą arba vieną tokį pasiteisinimą, kodėl jisai negalėtų būti, nėra tinkamiausias variantas šitai misijai. Jisai sako, mano viešpatie, prašau, siūsk ką nors kitą. Ir paskui čia yra rašoma, kad Dievas supyko ant Mozės ir pasakė, argi Aronas nėra tavo brolis, aš siūsiu tau jį kaip pagalbą. Tu būsi jam lyg Dievas, kuris kalbė, o jisai bus pranašas, kuris kalbės tavo žinią. Mozė šituo pasakymu, Dieve, siūsk ką nors kitą, galbūt turėjo omeny, kad vienam man bus per sunku, žinai, aš nenoriu vienas to daryti ir Dievas neatima iš jo tos misijos, bet siunčia jam komandą. Ir iš tikrųjų tai yra padrąsinimas mums visiems, kad nesame siunčiami nieko daryti vieni. Visą laiką bus žmonių, kurie bus Dievo siųsti mus palaikyti, mums padėti. Bet šitas visas pokalbis tarp Mozės ir Dievo labai dažnai arba labai natūraliai yra priimamas kaip Mozės ilga kelionė į atsisakymą Dievo kvietimo eiti tarnauti. Nes toks galų gale ir pokalbis, taip galų gale pokalbis ir baigėsi. Mano viešpatie, prašau, siūsk ką nors kitą. Atrodo, kad Mozė ieškojo uždavinėjo visokius klausimus, sprendė visokias hipotetinės situacijas, tikėdamas, kad Dievas greičiau nuleis rankas, bet kadangi Dievas buvo atkaklus, galų gale Mozė prispaustas prie sienos pasakė, kad aš nenoriu eiti, Dieve, siūsk ką nors kitą. Ir daugelis iš mūsų Mozėje matome save. Ta prasme, kad mums toks Mozės elgesys gali būti labai suprantamas, kad Dievo kvietimas išeiti iš savo komforto ir eiti į nepažįstamą šalį, atverti kitą savo gyvenimo etapą. Ir iš tikrųjų Mozė, paklusdamas Dievui, ateinančius 40 metų praleido iš tikrųjų įspūdingai. Ne dėl to, kad aš nekalbu apie tą įspūdingą ir svaiginančią karjerą iš tos pusės, kad jo finansai susitvarkė, jo sekėjų gretos padidėjo, jo veikla buvo sėkminga. Ne, jo gyvenimas pasikeitė radikaliai. Ir jisai ne tik tais galėjo užsimti tuo, kas iš tikrųjų tuo metu buvo reikalingiausia ir kur Dievui reikėjo žmonių, kas paklustų ir išpildytų tą misiją, bet tuo pačiu ir Mozė šitoje patirtyje surado
ne tik tais draugų, bet ir save geriau pažino ir svarbiausia, Dievą pamatė taip, kaip niekada anksčiau. Joks žmogus nebuvo jo pažinęs. Ir šita kelionė, tokia to pokalbio Mozės ir Dievo daugeliu yra priimama kaip Mozės bandymas nusipurtyti atsakomybę. Ir tai gali labai lengvai atrodyti, kai mes matome, kuo baigėsi pokalbis, mes galime grįžti į pokalbio pradžią ir sakyti, kad jo klausimai, kas aš toks, kad galėčiau eiti, koks tavo vardas, o ką aš pasakysiu, o jeigu manim netikės, mano burna nėra tokia jau ir iškalbinga. Visa tai yra kaip tokie Mozės bandymas nusimesti tą atsakomybę. Turėtų Mozė panašiai kaip Marija, kada pas jai pasirodė angelas ir pasakė, kad tau gims kūdikis, jisai bus šventasis, jisai išgelbė žmonės iš nuodėmės. Dar Marija paklausė, kaip tai man nutiks, nes aš nepažinau jokio vyro. Angelas pasakė, šventoji dvasia nusileis ant tavęs. Ir tada Marija sako, štai aš viešpaties tarnaitė, tebūnie taip man, kaip tu pasakei. Ir mes dažnai taip priimame, kad tikėjimas iš tikrųjų arba priėmimas Dievo valios, jisai turėtų būti toks. Dievas atėjo, tu nuolankiai priėmi ir toks sklandus savo misijos išpildymo link kelias yra tikinčiojo kelias. O Mozė čia eina kaip netikintis, čia jisai Dievas su juo žaidžia, lyg ir Mozė nenori to daryti, Mozė lyg ir atsikalbinėja, ieško durų, pro kurias galėtų pabėgti iš tos misijos, kurią Dievas jam primeta, taip pasakykim, kaip iš giedro dangaus, kaip perkūnas iš giedro dangaus ateina su tuo pasiūlymu ir Mozė ieško, kaip galėtų nuo to pasitraukti. Bet šiandien aš noriu pakviesti, kad mes pasižiūrėtume į šitą Dievo pokalbį su Moze, ne kaip į Mozės bandymą nusikratyti atsakomybės, kaip Mozės bandymą permesti kažkam kitam atsakomybę, bet kaip į natūralią kelionę kiekvieno tikinčiojo siekiančio išpildyti savo misiją. Ir kaip aš savo tinklalaidės pradžioje kalbėjau apie tai, jog šitas, manau, mano pasidalinimas tiks visiems, ir tie, kurie yra jau brandus krikščionys, ir tie, kurie yra savo krikščioniškos kelionės pradžioje, o galbūt tie, kurie yra tiesiog savo tikėjimo pradžioje ir Bibliją mato daugiau kaip, nebūtinai kaip Dievo apreiškimą, bet kaip išminties šaltinį. Šiandien aš noriu pasiūlyti jums į Mozės ir Dievo pokalbį pasižiūrėti kaip į natūralų procesą, kurį išgyvena bet kuris nori rimtai žiūrėti į Dievo pašaukimą, nori rimtai žiūrėti į savo gyvenimą ir į savo misiją šiame pasaulyje. Kaip jau minėjau, tinklalaidės pradžioje mes meldėmės su savo draugais prieš kokius 25 metus, kad norime tarnauti su jaunimu, bet mes net neįsivaizdavome, ką tai reiškia, kaip visą tai atrodys. Ir atrodytų, kad mes lyg ir Dievui sakome, žiūrėk Dieve, štai, mes esame tavo, tu tik tais mus naudok. Ir tuo metu, kai aš meldžiausi, man viskas atrodė pakankamai paprasta, darysiu tai, kas man patinka, man tik tais reikia, kad Dievas sudarytų tokias situacijas, mane nukreiptų, o aš esu pasiruošęs, pasipriešinimo iš mano pusės nebus. Pasipriešinimo iš mano pusės nebus. O manau, kad turėjo. Aš to nesitikėjau, o tas pasipriešinimas, apie kurį skaitome ir Mozės atveju, tai yra natūrali kelionės dalis, apie kurią mes negalvojame ir galvojame. Kartais gali nutikti taip, kad jeigu tas pasipriešinimas kyla, mes galime suabejoti arba savo pašaukimu, kad mes esame tam skirti, ar čia yra mūsų vieta, kurią mes turime eiti. Bet aš kažkaip tai šiandien, šią savaitę skaitydamas Mozės pasakojimą apie Mozę, manau, kad tas pasipriešinimas, jis yra dalis kelionės.
Jeigu kyla vidinis pasipriešinimas, vidiniai klausimai, tai nereiškia, kad mes nenorime kažko tai. Arba mes netinkame kažkam tai. Aš manau, kad tas vidinis dialogas su savimi ir su Dievu yra būtina kelionės dalis. Ir kaip Mozė paklausė, kai Dievas atėjo ir sako, aš tave siunčiu pas Egipto faraoną, Mozė paklausė, tai kas aš toks, kad galėčiau eiti. Ir aš manau, kad šitą klausimą kiekvienas turėtų irgi užduoti, arba tai kyla netgi natūraliai. Nesakau, kad visą laiką, kiekvienu atveju, kartais būna vienaip, kartais būna kitaip, bet aš čia taip apibendrinamas kalbu apie kelionę savo misijos išpildymo link arba tapimo vis geresniu įrankiu šiame pasaulyje ir Dievo rankose ir tuo pačiu vis labiau integruotų į tą realybę, kuri yra šiame pasaulyje ir labiau atitinkančių, atliepiančių šio pasaulio poreikius, žmogus visą laiką turėtų užduoti tą klausimą, kas aš toks. Tai yra tapatybės klausimas. Kas aš toks, kad, pavyzdžiui, mano kontekste vienas iš mano gyvenimo aspektų tai tarnavimas vaikams, jaunimui, kas aš toks, kad aš galėčiau tai daryti. Tai yra širdį ištiriantis klausimas, kodėl aš? Kodėl ne kažkas tai kitas? Ar aš esu tinkamas kalbėti, eiti, mokyti, būti, tarnauti, mylėti? Ta tokia vidinė lyg ir abejonė ir jinai, aišku, viskas balansuoja ant visiško savęs nuvertinimo ir ant visiško perdėto pasitikėjimo savimi. Bet klausimas, kas aš toks? Ir Jėzus yra labai svarbus ir Jėzus kalno pamokslą, kalbėdamas, sakė, palaiminti turintis vargdienio dvasią arba palaiminti bejėgiai, jų yra dangaus karalystė. Matydamas tą pašaukimą, tą misiją, tarnavimą, kuriam Dievas tave kviečia, natūraliai kyla klausimas, kas aš toks, galbūt kažkas kitas, ar aš apskritai galėčiau tai padaryti, ką mano pastangos, ko jos yra vertos. Žinot, jo labiau, jeigu mes esame bandę anksčiau, kaip Mozė tai daryti, mums nepavyko, mes klupom, mes darėm, nuleidom rankas, vėl bandėm daryti, tai natūraliai kyla klausimas, širdį ištiriantis klausimas, kas aš toks, kas aš esu. Tai Mozei šitas klausimas kilo ir tai kyla kiekvienam tarnautojui, nesakau, kad kiekvieną kartą rašant pamokslą pastoriui, kiekvieną kartą gydytojui išrašant receptą, ne kiekvieną kartą statybininkui ruošiantis važiuoti į objektą turi kilti šitie klausimai. Bet kalbant apie misiją, kalbant apie gyvenimą Dievo valioje, šitie klausimai turi kilti. Kitas klausimas, kuris kilo Mozei, kas tu toks, Dieve? Pirmas klausimas, kas aš toks, Dieve, kas tu toks? Ir atkreipkite dėmesį, kad uždavus šitą klausimą, Dievas Mozei apsireiškia taip, kaip niekada anksčiau. Ir šitas klausimas yra labai svarbus, tai Dieve, koks tu? Aš labai dažnai prisimenu, ypatingai kai ruošdavomės vasaros stovykloms vaikams, visą laiką užduodavau tą klausimą, Dieve, gerai, aš tikintis. Ir vėl tu užduodi klausimą, Dieve, tai kas tu toks? Mano pažinimas vakarykštis, šiandieninis buvo toks, bet dabar aš esu toje kelionėje vėl į gilesnį tavo pažinimą, artėjimą link tavęs, tai koks tu esi. Ir aš žinau, kiekvieną savaitę studijuodamas Bibliją, tarkim, ruoždamas iš čia pasidalinti, bet ne tik tais pasidalinimuose, ne tik tais stovykloje vaikams ruoždamasis arba jaunimui kažką tai pasakyti, bet kokios tarnystės akivaizdoje užduodamas tą klausimą, Dieve, kas tu toks, aš gaunu vis gilesnį Dievo apreiškimą. Ne tas klausimas tai nereiškia, kad aš vėl netikintis, tai Dieve, kas tu toks, ką tu man reiškia mano gyvenime. Ne, su tarnavimu ateina visą laiką ir galimybė giliau pažinti Dievą. Ir tai yra dalis to proceso. Tada Mozė klausė, o jeigu manim netikės? Ir aš žinau tą vidinę abejonę, kas jeigu tu kalbėsi, o žmonės žiūrės ir sakys, nežinau, nesuprantu, ką tu čia sakai, visiškai neaktualiai tu man kalbi.
aš kadangi kalbu jaunimo ir vaikų stovyklos arba tarnavimo kontekste, iš tikrųjų labai didelis iššūkis man asmeniškai kalbėti su jaunimu. Ir kiek aš dažnai Dievo ir meldžiausi ir galvoju, kodėl aš čia vis įkrentu į tą darbą su tuo jaunimu. Atrodo, vyresnio amžiaus žmonėms, kalbėsi, jie kažkaip susidėlios tą mintį, gal kažko nepaminėsi, kažkokio palyginimo arba kažkokio tai pavyzdžio. Bet kadangi jie yra suaugę, jie sugebės viską tinkamai suprasti. Bet jaunimui reikia kažkaip kalbėti šiuolaikiškiau, galbūt, gal reikia, koks tas kelias į tą jaunimą, į jaunimo ir vaikų širdis. Ir aš žinau, kad daugybę metų, nors ir meldžiausi Dievę, aš noriu čia tarnauti, daugybę metų vis gyvenau su to klausimo, jeigu manim netikės. Gerai, kas aš toks, kad jiems kalbėčiau? Gerai, Dieve, tu man kažkokį tai duodi supratimą, bet kaip man jį ištransliuoti jiems? Kaip papasakoti? Ir Dievas kiekvieną kartą, jeigu prašai nuoširdžiai, beldėsi atkakliai, duoda įrankius, Mozei davė stebuklus. Mano atveju, mano kontekste, mano situacijoje Dievas davė palyginimus, Dievas davė istorijas, Dievas davė kūrybiškus būdus, kaip bandyti jaunimui kalbėti. Ir kiekvienas, kuris ateina pas Dievą su tokiu prašymu, Dieve, kaip man būti aktualiam savo pašaukime kitiems žmonėms, kaip man kalbėti įtikinančiai, Dievas duos atsakymą. Dievas duos idėjų, kaip pritaikyti senus principus naujai, Dievas duos idėjų, kaip išspręsti problemas, taip kaip anksčiau tau galbūt netgi netėjo į galvą tokios mintis. Kitas klausimas, kurį Mozė sako, bet mano kalba ribota, ką aš galiu pasakyti. Ir aš iš tikrųjų kartais klausausi, kaip kiti žmonės komunikuoja, kaip sklandžiai jie kalba, aš su pavydu žiūriu. Ir atrodo, kad kaip gali papasakoti savo ribotą kalbą, papasakoti apie tai, kas amžina, apie tai, kas gilu, pats būdamas labai dažnai paviršutiniškas. Kaip ir Mozei Dievas sako, aš būsiu su tavo burna, aš ją sutvėriau, aš tau duosiu žodžius. Ir iš tikrųjų kiekvieną kartą tu turi pasitikėti, kad Dievas tavo netobulus žodžius pritaikys tiems širdies klausimams, kurie kyla žmonių širdyse, žmonių protose. Ir kažkokiu tai būdu šventoji dvasia ras tą tinkamą formą, tinkamą kampą, kaip tavo žodžius įleisti į kito žmogaus gyvenimą. Ir Dievas ištikimas, ir Dievas taip elgiasi, ir Dievas taip daro. Ir aš turiu begalę patvirtinančių liudijimų. Aišku, ne visada ir ne visiems, dėl to yra labai gerai, kai bažnyčia tarnauja ir visi su savo dovanomis, nes vienas gali vienaip, kitas gali kitaip. Bet čia kiekvieno kelionė ir Mozė yra pavyzdys, puikus pavyzdys, kas vyksta dažnai pašaukimą priimančio žmogaus gyvenime, per kokį siaurą kelią, galbūt netgi kartais mirties slėnį žmogus eina, bandydamas išlikti tame pašaukime ir nepasukti į klystkelius. Ir netgi Mozės paskutinis pasakymas, Dieve, siųsk ką nors kitą, gali būti priimtas kaip kvietimas, nenoras būti vienam tame pašaukime. Ir aš jau užsiminiau apie tai, kad Dievas yra ištikimas šitoje vietoje. Nei vienas nėra pašauktas tarnauti vienas. Netgi jeigu, pavyzdžiui, savo gyvenime aš matau, atsakomybę reikia prisijimti, tu ten darai kažką tai, bet visą laiką bus žmonių, kurie tave palaikys. Pavyzdžiui, žmona mano, Kristina, jinai yra nuolatinis palaikymas, žinau, kad jinai bus mano pusėje. Ir man jinai yra kaip atsakymas, kad štai, jeigu ir visi nusigręš, jinai bus ta, kurie bandys suprasti, bet netgi jeigu aš ar būnu išvykęs, ar tiesiog kažką tai darau, visose tuose darbuose, pašaukimuose, mes rūpinamės skirtingais dalykais, netgi tada aš žinau, kad bus žmonių, kurie bus mano pusėje.
arba nukreips mane, arba palaikys mane. Ta prasme, bus Dievo pasiuntiniai. Netgi šitoje vietoje tu nesi paliktas vienas. Ir šiandien aš kažkaip tai žiūriu į Mozės pašaukimą, į tarnystę, kaip į natūralų procesą savęs ištyrimo, gilesnio Dievo pažinimo, aktualumo šiame pasaulyje ieškojimo ir pasitikėjimo Dievu kelionėje. Kartais tai bus aštriau, kartais tai bus intensyviau, bet tai yra natūralu, tai yra natūrali kelionė. Ir Mozė kiekvienam šitam klausime turėjo galimybę atmesti Dievo pašaukimą. Ir galbūt dėl to mums yra pakankamai galbūt lengva į Mozę pasižiūrėti kaip į tą, kuris visą tą laiką tame pokalbėje su Dievu bandė išsisukti iš tos misijos. Nes tai gali atrodyti kaip išsisukinėjimas. Arba kiekviename tame etape, tokio savęs pažinimo, Dievo pažinimo etape yra galimybė sakyti, man per sunku. Nieko čia neišeis, kodėl aš čia tai turėčiau daryti, tegul kiti daro, kuriems tai yra lengviau, kodėl man taip yra sunku. Ir visus to 25 metus, nuo tos maldos, kai aš meldžiausi, kad Dieve, noriu jaunimui, noriu tarnauti jauniems žmonėms, visus tos 25 metus, tai labiau, tai mažiau, tai intensyviau, tai šiek tiek lengviau, tai buvo, galiu pasakyti, tai buvo kelionė į gilesnį savęs pažinimą, į gilesnį Dievo pažinimą, į ieškojimą būdų, kaip neatsilikti nuo pasaulio ir nuo žmonių poreikių, pasitikėjimo Dievu kelionė ir pasitikėjimo žmonėmis kelionė. Aš bet kada per tos 25 metus galėjau numesti, nes tai bus per sunku. Galėjau numesti, nes tai pasirodė per daug varginantis procesas. Vėl klausti, vėl ieškoti, vėl žiūrėti. Tai kiek galima, tai ar tu tikintis, ar tu netikintis. Ar tu jau pasiekiai tą lygį, kai jau be klausimų Dievui paklusi ir Dievui seksi, ar tu nepasieki. Su kiekviena stovykla, su kiekvienu iššūkiu, su kiekvienu tarnavimu, tu vis klausi, tu vis galvoji. Ir aš nesakau, kad visą laiką tai yra trypčiojimas toje pačioje vietoje. Kada tu giliau Dievą pažįsti, kada tu geriau save pažįsti, tu pamatai, kad atsiveria dar didesnės galimybės pažinti save, pažinti Dievą. Tu gali šiais metais būti aktualus, nežinau, savo tarnystėje, savo pašaukime, bet ateina nauja diena ir tau reikia ieškoti vėl naujų būdų, niekas nestovi vietoje. Ir aš sakyčiau, kad tai, per ką ėjo Mozė, jis ėjo labai siauru taku ir lengva pasižiūrėti į Mozės pokalbį su Dievu, kaip Mozės bandymą nusimesti atsakomybę. Ir gali atrodyti kartais, jog taip ir vyksta tikinčiojo maldoje, kada niekas nemato, kada jisai grumėsi pats su savimi ir kartu su Dievu, jog tai yra kažkokia čia gal netikėjimo kelionė, netikėjimo pasireiškimas. O aš noriu pasakyti, kad tai nėra nei netikėjimo kelionė, nei netikėjimo pasireiškimas, nei kažkokios tai nuo Dievo atitolinančios abejonės. Tai yra dalis proceso, dalis kelionės, dalis kovos, dalis mūsų sielai reikiamų grumtynių mums tampant vis labiau aktualesniu šiame pasaulyje, vis labiau įsitraukiančių į šį pasaulį, vis labiau atspindinčiais Dievo atvaizdą savo aplinkoje ir kovojančiais su ta žmogiška inercija vakarykštį tikėjimą tiesiog perkelti į šiandien ir tiesiog gyventi tuo, kas buvo vakar. Aš suprantu, kad norėtųsi, kad tos grumtynių, tos kelionės nebūtų. Bet daugeliu jų ir nėra, tų grumtynių ir tos kelionės, nes daugelis tos misijos Dievo pašaukimo ir neprisijima. Tiesiog pamato tą
kiek čia gali būti to vargo ir tiesiog sukasi, gręžiasi ten, kur bus lengviau. Bet aš užduodu šiandien klausimą, o kada? Kada mes užduosim tokius klausimus? Labai svarbius. Kas aš esu? Kas tu Dieve esi? Kaip tavo žinia galėtų būti aktuali šiandien, kas vyksta šitame pasaulyje? Kaip man nebūti atgyvenusi? Kaip religija galėtų būti aktuali? Mano praktikuojama religija, praktikuojamas tikėjimas būtų aktualus aplinkoje, kurioje aš gyvenu, mano vaikams, mano darbovietėje, mano kaiminystėje, kurioje aš gyvenu. Ir daugelis gyvena, aš kalbu, aišku, labai apibendrintai, bet yra labai lengva nugyventi savo gyvenimą visų šitų klausimų neužduodant. Netgi bažnyčioje lengva nugyventi visų šitų klausimų neužduodant. Neinant į savęs ištyrimą, neinant į Dievo ištyrimą, nesigilinant per daug į Dievą. Tai Mozė ėjo siauru taku. Ir su Mozei nuskambėjusiu Dievo pašaukimu atėjo ir tokia vidinė kova, vidinės grumtynės, jeigu taip galima pasakyti, su savimi, su pačiu Dievu, bet tai yra dalis kelionės ir dalis palaimos. Palikti natūraliai, be Dievo įsikišimo, mes turbūt tų klausimų net neužduotume. Nesigilintume. Tiesiog būtų didelis gundymas tiesiog plaukti pasroviui, linkti ten, kur mažiausiai pasipriešinimo ir visas tas abejones, visas ta kova, kuri yra susieta, kuri yra susijusi su savęs pažinimu ir su Dievo pažinimu, jinai būtų palikta kažkur pakelėje, ją būtų labai lengva nusimesti. Bet jeigu mes rimtai priimame Dievo kvietimą, Dievo šaukimą, eiti paskui jį, išeiti iš savo komforto zonos, palikti savo pensijų fondus, aišku, aš kalbu kaip metafora, tai nereiškia, kad nesirūpinkite savo ateitimi, bet pasitikėjimas Dievu arba atsiliepimas į Dievo misiją visą laiką ateina su tokia vidiniais išgyvenimais ir negalvokime, kad tie vidiniai išgyvenimai yra kažkokia tai anomalija išpildant Dievo pašaukimą mums. Greičiau tai nėra anomalija, tai yra tai, kas ir turi būti, nes dėka tų klausimų, dėka tos vidinės kovos mes iš tikrųjų save geriau pažįstam, Dievą geriau pažįstam, tampam aktualūs aplinkoje, kurioje mes gyvename ir labiau įsiliejame į tą realybę, kuri yra šiandien ir vadinama mūsų gyvenimu. Taigi Dievas, nekviečia tobulų žmonių, tikrai nekviečia tobulų žmonių, bet jisai, ką daro Dievas, jisai tobulina tuos, kuriuos kviečia. Ir dalis to tobulinimo proceso yra tie klausimai, kurie kilo Mozei, su kuriais jisai grūmėsi, su kuriais jisai kovojo ir Dievas jam padėjo surasti tos tinkamus atsakymus. Dievas jūs kviečia, mane ir jūs, ne dėl to, kad jau jūs viską supratot, jums viskas aišku, jūs jau pasiekėte tą lygį, kada galite būti naudojami be jokių klausimų, be jokių abejonių. Ne, Dievas jūs kviečia tam, kad jūs ir užduotumėte šitos klausimus. Tam, kad jūs ir rastumėte atsakymus į šitos klausimus. Tam, kad jūs grumtumėtės su tais klausimais. Tam, kad jūs kovotumėte su tais klausimais. Nes iš šitos kovos, iš šitų grumtynių, iš šitos kelionės Dievas tikisi, kad jūs išeisite nugalėtojais, atradę savo pašaukimą, atradę, kaip jį galėtumėte išpildyti, taip kaip anksčiau apie tai net nebuvote pagalvoję. Ir grįžtant prie mano tos maldos, kad mes norime tarnauti jaunimui, žinoma, aš jaučiu, kad Dievas mane kviečia ne tik tais ten, ir aš nesu pats geriausias, tikrai nesu pats geriausias.
kartu su žmona mes labai daug darome tų stovyklų vaikams, jaunimui. Tikrai mano žmona turi daugiau talentų ir kartais aš netgi galvoju, kodėl aš tegul ji daro arba ji suburs komandą, kurie dar geriau gali daryti. Bet aš priimu tai kaip iššūkį, jog tai yra reikalinga man, kad aš save geriau pažinčiau. Aš jaučiu tą gilų troškimą ir gilų norą, bet ir matau savo ribas ir savo ribotumus. Ir tas 25 metai savęs paieškų, Dievo pažinimo ir įsitvirtinimo Dievo misijoje, tie 25 metai iš tikrųjų yra kelionė. Aš negalvojau, kad tiek laiko užtruks ir aš manau, kad tai yra nesibaigianti kelionė į save, nesibaigianti kelionė į Dievą. Bet jeigu ne tarnavimas, bet jeigu ne Dievo kvietimas, aš nežinau, ar aš eičiau tuo keliu. Nežinau, ar matyčiau prasme. Bet tokiuose vidinėse grumtynėse, vidiniuose apmąstymuose. Tai šiandien aš norėjau kažkaip tai pasidalinti Mozės patirtimi. Aš anksčiau į ją žiūrėdavau kaip į tokį Mozės kūniškumo pasireiškimą, arba dar Mozė nebuvo pilnai tikintis, jisai ieškojo, Dievas turėjo su juo taip, kaip čia pasakyti, kaip su mažu vaiku, atskintis ten, žinai, padėti jam, suprasti kažką, atsakyti, nors gerai žinojo, kad čia Mozės nenoras tarnauti pasireiškia. Bet šiandien aš noriu priminti jums ir mums, jog iš tikrųjų taip Mozei dar reikėjo augti ir jisai augo, mokėsi ir tobulėjo ir kai kuriuos klausimus jis jau nebeuždavė, nes gavo atsakymus, kai kurie klausimai, atsakymai sukėlė dar kitus klausimus, iškėlė kitų klausimų, bet Dievas mus kviečia į procesą. Ir tegul tas procesas mūsų negąsdina. Jisai visą laiką ateina su galimybė. Visą laiką ateina su galimybė. Tai nėra procesas vedantis į akligatvį, į nežinę. Dievas kviesdamas mus tarnauti, jisai nekviečia mūsų, nes mes viską žinom, mums viskas aišku. Dievas mus kviečia tarnauti, įsitraukti, įsilieti į šį pasaulį ir į šį gyvenimą, dėl to, kad mes galėtume augti tame tobulume, rasti tuos atsakymus, nes priešingų atveju mes visko gali būti, kad to net nedarytume. Tiek šiandien. Čia Mindaugas Pikūnas. Jeigu šis pasidalinimas jums patiko, pasidalinkite su kitais, pamėkite šį kanalą, tapkite jo rėmėjais, skleidėjais ir susitiksime kitą savaitę. Sudie.